Sveiki dideli ir maži žmonės bei kiti. Sveikinu su pavėluotu sniegu, nors man visiškai dėl to dzin. Bet šiandien ne apie tai. Šiandien, mėlyjei, paskelbsiu konkurso nugalėtojus. Taigi, mėlyjei dalyviai, jūs tikriausiai jau tą paskutinę konkursų dieną jau suskaičiavot savo rezultatus ir jau žinot savo prizinės vietas bei kurios prizus gausit, bet tai visiškai nesvarbu, nes aš vis tiek pavardinsiu prizinės vietas ir nugalėtojus. Taigi, pirmosios vietos nugalėtojas, kuris laimės Kalijaną, kuriuo tikriausiai su niekom nesidalins, yra 815 laikų surinkęs filmukas pavadinimu Gladiatoriai iš Trojos. Sveikinam nugalėtojus. Antrąją vietą ir suvenyrą laimėjo filmukas, surinkęs 551 laiką ir kuris vadinasi Bonifacijaus nuotykiai. Sveikinam nugalėtoją. Trečiosios vietos nugalėtojas, kuris galės prideginėti pirmosios vietos nugalėtojo Kalijaną, bet tikrai ne antrosios vietos suvenyrą, yra filmukas, surinkęs apie 355 laikus ir kuris vadinasi Reloadas. Pasveikinkim ir šios vietos nugalėtoją. Ketvirtos vietos ir ne ką blogesnės vietos, kurioje puikuojasi 2 vokiškos kokybės prezervatyvai, yra filmukas, surinkęs apie 350 laikų pavadinimu Gangsta. Paplojam nugalėtojui. Ir penktoje vietoje vienu prezervatyvu mažiau laimi filmukas, surinkęs 255 laikus, originaliu pavadinimu The Konkursas. Paplokim nugalėtojui ir visiems kitiem nugalėtojams. Sveikinu visus nugalėtojus, džiugu, kas dalyvavo, kas stengiasi, filmavo ir montavo ir galvojo ir dalyvavo, o kiti, mėly dalyviai ir dalyvės, jūs stengitės, jūs dalyvavot ir už tai šuns šūdą gavot. Užjaučiam pralaimėtojus ir pagerbiam juos tylos minutėlę. Juokauju, svarbu ne laimėti, o dalyvauti. Šaunuoliai visi, kurie dalyvavo ir stengėsi. Su prizinių vietų nugalėtojais bei prizų atsiėmimu ir jų laistymu bus susisiekta asmeniškai. Taigi, atrodo, suminėjau ir supasakojau viską, nieko nepraleidau, todėl sakysiu jums iki.